Sveiki draugai, sveiki draugai, sveiki draugai, sveiki draugai. Sveiki draugai. Paskutiniu metu aplankiau nemažai renginių, vis ieškodamas sielą praturtinančių muzikinių reiškinių. Per mažiau nei pusę metų aplankiau 10 koncertų klasikinės muzikos, nes ieškojau kuo tiesiogiškesnio muzikos kelio nuo garso brėkštančio iš vibruojančių liežuvių ir stygų iki kanalų mano ausų. Apie kai kuriuos iš šių renginių video jau padariau, apie kai kuriuos kitus, manau, dar padarysiu. Faktas tas, kad gyvas garsas ir natūrali akustika Kauno Filharmonijos salėje mano lūkesčius paprastai išpildo. Tai kartotis, kad verta ten apsilankyti, nesinori. Bet ir nesinori stabdyti muzikinių patirčių paieškos. Ilgą laiką vengiau koncertų arenose, bet po apsilankymo atnaujintoje Kauno sporto halėje, kurioje garsas ir akustika viršijo mano kuklius lūkesčius, nusprendžiau suteikti šansą ir Žalgirio arenai. Dėl video apie renginį Kauno sporto halėje prenumeruokit. Bet į pirmą pasitaikiusių renginį eiti nesiruošiu, o tai paliks prastą pirmą įspūdį ir nesinorės ten grįžti. Tai kur tada eiti? Gal į renginį, kuris pristatomas kaip svarbiausias metų muzikos renginys. Ten, kur šalies muzikos industrijos atstovai bei melomanai kviečiami pasidžiaugti įspūdingą muzikinę šventę, kurioje atsiskleidžia kūrybingumas, atsidavimas ir meistriškumas bei pagerbiami geriausi iš geriausių. Ten, kur organizatoriai žada, kad netruks įspūdingų bei netikėtų pasirodymų, kur darbuojasi daugybė savo sričių profesionalų, kurie perkels geriausią savo patirtį bei idėjas įgyvendinant scenografiją, vizualus ir performansus. Kur, kaip sako organizatoriai, kiekvienais metais stengiamės šią muzikos šventę paversti unikalia patirtimi bei kilstelti šou kartelę vis į aukštesnį ir aukštesnį lygį. Kur? Į mamą apdovanojimus. Jau po tokio pristatymo atrodo, ką čia geriau bei išsirinksi. Tik vagyla klausimų. Iš kur ta mama atsirado? Už ką jie apdovanoja? Ir kieno mama sprendžia, kas gaus tuos apdovanojimus? Pradėkim nuo paprasčiausio klausimo. Ką ir už ką apdovanoja? Iš vis yra 15 plus 2 nominacijos. Kodėl plus 2? Todėl, kad viena nominacija yra už nuopelnus lietuviškai muzikai. Ir ją gali gauti bet kuris gyvasis įnešę ženklų indėlį į lietuviškos muzikos industriją. Tiesą sakant, šiais metais tokie buvo net 2. Zina Nutautaitė ir Žilvinas Žvagulis. Šį kartą, matyt, rinko žmonės nuo abėcėlės antro galo. Ir dar viena nominacija yra nuo asociacijos Latga, už kurią mama neatsako. Kas ta Latga? Dabar nesigilinkim. Nuraminsiu, tai nėra Latvijos galvijų asociacija. Jie ten apie autorių teisės. Bet žinokit, teisės iš selo irgi ne jie atiminėja. Šiam renginį jie tik skiria nominaciją populiariausiam dainų autoriui. Likusios 15 nominacijų yra už praėjusius metus. Jei domina, kaip galima tapti nominantu, tuoj pasigilinsim. Yra taisyklės, viešai prieinamos. Pradėkim nuo metų grupių ir atlikėjų. Yra 10 kategorijų, 7 iš jų surištos su muzikos žanrais. Tai metų roko, hip-hopo, elektroninės muzikos apdovanojimai. Kol kas atrodo viskas aišku, ne? Tada metų alternatyvos grupė ar atlikėjai. Irgi kaip ir aišku, bet alternatyva tai atrodo bet kas kitokiško gali būti. Tada metų pop muzikos, tradicinės pop muzikos ir progresyvios pop muzikos apdovanojimai. 3 apdovanojimai pop muzikantams. Kas man sako, kad nebūtinai aišku, kas ta pop muzika. Tada likusios 3 nominacijos bendrai. Metų grupė, metų atlikėjas ir metų koncertinė grupė, atlikėjas ar atlikėja. Nominantai turi atitikti reikalavimus. Turi būti išleidę originalios muzikos albumą, kuriame bent 80% originalūs kūriniai. Atlikę bent vieną originalų kūrinį, kuris susilaukia atgarsio visuomenėje. Tai reiškia,
Užėmė pirmas vietas radijo stočių topuose, buvo tarp dažniausiai viešai atliekamų kūrinių arba jam sukurtas vaizdo klipas. Reikalavimas numeris 3. Turi būti surengę koncertinį turą, kurį sudaro ne mažiau nei 5 koncertai. Surengę autorinį koncertą, kuriame dalyvavo daugiau nei 2000 žiūrovų. Arba turi būti atstovavę Lietuvai tarptautinėme muzikos renginyje ar konkurse ir sulaukė pripažinimo. Visų 5 atitikti neprivaloma. Užtenka ir vieno iš jų. Toliau apžvelkim nominaciją Metų albumas. Į šią nominaciją gali pretenduoti praėjusiais metais išleistas muzikos albumas, kuriame yra ne mažiau 6 dainų, iš kurių mažiausiai 80% turi būti originalios ir anksčiau neišleistos jokiame kitame albume. Laimėtoją išrenka mamos narių susirinkimo metu patvirtintas garso profesionalų komitetas, kuris sudarytas iš ne mažiau nei 9 narių. Nominacijos Metų vaizdo klipas. Laimėtojas irgi išrenkamas specialios komisijos iš ne mažiau nei 9 narių iš audiovizualinių kūrinių autorių teisių asociacijos Kvakvakva. Avakva. Aišku, norintiems tapti nominantais reikia būti sukūrus muzikinį vaizdo klipą. Į nominaciją Metų daina kūrinys gali pretenduoti naujas originalus kūrinys ir vertinimą lemia perklausos ir peržiūros muzikos pasiklausymo platformose, pasiektos pozicijos įvairiose Lietuvos topuose ir tarptautiniai pasiekimai, kuriuos patvirtina pardavimai ar grojimas radio topuose užsienyje. Arba panaudojimas kino filmams, laidoms, arba laimėti įvairūs konkursai ar atrankos ir panašiai. Šio įrašo kokybę taip pat įvertina garso profesionalų komitetas. Į nominaciją Metų proveržis gali pretenduoti išleidę originalios muzikos albumą, atlikę bent vieną atgarsio visuomenėje sulaukusį originalų kūrinį, arba surengę bent vieną viešą solinį koncertą. Ir likusios nominacijos Mama Top 40. Nugalėtojas išrenkamas paprastai. Kas per metus praleido daugiausia savaičių pirmoje vietoje Mama Top 40 Spotify grojaraštyje, tas ir laimi. Ok. Apie apdovanojimus jau kaip ir aišku. Bet kas ta mama? Ir iš kur jie atsirado? Mamos internetinėje svetainėje rašoma, kad nugalėtojus išrenka narių susirinkimų suformuota ir patvirtinta daugiau nei 70 asmenų komisija. Bet kas tie nariai? Pažvelgus atidžiau pasimato. Tai sauja muzikos prodiuserių ir uabų, kurie užsiema koncertų, renginių organizavimu, atlikėjų vadybą ir panašiai. Pavyzdys – Live Nation Lietuva, atvežantis į Lietuvą Guns N' Roses, Robbie Williamsus, Kylie Minogue ir kitus pasaulinio lygio atlikėjus. Bet nariai, kaip nariai, yra šitos muzikos asociacijos įkūrėjai. Steigėjai. Pradėkim nuo steigėjo, kuris atrodo mažiausiai turi ką bendro su muzika. Rolando Skaisgirio. Rolandas Skaisgirys buvęs Lietuvos krepšininkas, po sportininko karjeros tapęs televizijos prodiuseriu. Vienas sėkmingiausių jo projektų, kurį net aš kadai žiūrėjau, Nekviesta meilė. Bet sportininkams panašu apdovanojimai yra labai svarbu. Tai Rolandas rūpinasi, kad ne tik muzikantai būtų apdovanoti, bet kino ir televizijos autoriai gautų sidabrinės gervės trofėjus. Kitas televizijos prodiuseris ir Mamos steigėjas Saulius Urbonavičius Samas. Tikriausiai visiems žinomas kaip Lietuvos talentų teisėjas. Dar kiek anksčiau prodiusavęs muzikinį realybės šou Dangus, davusi mums Vaidą Baumilą ir vaikiško šampano entuziastą Antaną Nedzinską. Bet Samo ištakos Šiauliuose, kur jis studijuodamas dailės fakultete įkūrė post-punk roko grupę Bix, su kuria turėjo galimybę aktyviai koncertuoti vakarų Europoje ir JAV. Vėliau dainininko duona iškeitė į pramogų verslą ir kartu su Marijonu Mikutavičiumi ir Martynu Starkumi vedė muzikinę laidą, kurią vaikystėje žiūrėti norėjau, bet nežiūrėjau, Tangomanija. Ir čia dar ne viskas. Samas 2006 metais kartu su LT United Eurovizijos dainų konkurso finale užėmė iki tol Lietuvai aukščiausią 6. vietą. Va, kokie pasiekimai. Toliau eikime prie žmogaus, kuris oficialiam puslapį buvo minimas, po to kažkaip dingo.
Gal nario mokestį užmiršo susimokėti. Bet Wikipedia patvirtina, kad jis vienas iš steigėjų. Gabrielius Liaudanskas Svaras, G&G sindikato įkūrėjas, vokalistas, dainų tekstų ir muzikos kūrėjas, hip-hopo pradininkas Lietuvoje. Svaras pasižymėjęs nemažiau nei Samas. 2009 metais dalyvavo projekte Misija Sibiras. Tapo ledo ritulio komandos Hockey Punks kapitonu. Taip pat knygos Būk vyras bendraautoris. Svaras yra atlikęs vaidmenis jaunimo teatre, dramos teatre, kino filmuose Tadas Blinda Pradžia ir Flight Redirected. Taip pat vedė televizijos ir radijo laidas, kurių visų net nevardinsiu. Be viso šito, Svaras yra aktyvus Lietuvos šaulių sąjungos narys, dalyvaujantis įvairiuose socialiniuose projektuose ir visuomenės gyvenime. 2013 metais už savanorišką visuomeninę veiklą ir pilietinį aktyvumą apdovanotas ordino už nuopelnus Lietuvai medaliu. Nu visai nieko. Dar vienas garbingas ir vyriausias mamos steigėjas yra Algirdas Kaušpėdas. Architektas, vienas Lietuvos sąjūdžio iniciatorių ir roko grupės Antis lyderis ir dainininkas. Jam suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio vardas už jo veiklą sąjūdžio laikais ir patriotizmo skatinimą tarp jaunimo. Jis tapo tik 10-uoju Vilniaus miesto garbės piliečiu. O Anties dainos žinomos tikriausiai kiekvienam lietuviui. Kaip rasti raktelį, kaip gal sugrąžinti, vienintelę viltį, net tau Martynai mėlynas dangus, net tau bernelė rožėm klotas kelias. Martynas Tyla, misteris pirmininkas. Vienintelis dar neminėtas asociacijos steigėjas ir, pažiūrėjus mamos įstatus, galimai įtakingiausias Lietuvos muzikos industrijos žmogus. Tyla – koncertų, renginių, muzikos projektų organizatorius, muzikos atlikėjų ir grupių vadybininkas bei prodiuseris. Daugybę metų dirbo su skandalinguoju Egidijum Dragūnu. Bet užsiimti šou verslu pradėjo dar anksčiau. Jau 91 metais Vilniaus centre, Dainavoje, organizavo diskotekas kartu su Arnu Klivečka ir Rimu Šapausku. Vėliau daug metų vadovavo įvairiems naktiniams klubams tiek Vilniuje, tiek Klaipėdoje. Taip pat jis yra pirmųjų Lietuvos didžėjų čempionato organizatorius. Tai va, iš kur ta mama atsirado. Bet va, mama, o atrodo vieni vyrai toj mamui. Gerai. O bet tai kaip ta šou? Kaipgi skamba Žalgirio arena? Šou rodė per televizorių. Gal net žiūrėjot. Galimai pamatėt net mano šypseną. Apdovanojimų įrašas yra TV3 archyve. Galima internete pažiūrėti. Betgi kaip rodo per televizorių ir kaip yra realiai, tai ne tas pats. O bilietus ėmiau į fanų zoną. Galvoju, jei jau varyt, tai reik būti veiksmo apsupty. Ir apsupti tikrai buvom. Scena, šviesos ir efektai iš visų pusių. Kas turi ir savų privalumų ir minusų. Privalumai. Dainininkai, šokėjai ir vedėjai ranka pasiekėme. Stonkaus batai blizga. Tikrai viską matai iš arti. Kartais iš taip arti ir iš tokių kampų, kad net nepatogu pasidaro. O kai apsižvalgai aplinkui ir matai, kad visi į tavo pusę žiūri, tai supranti, kad pats esi scenos dalis. Gal ir į tave žiūri, o aš tai atėjau nerepetavęs. Kaip čia dabar man tuo fanu būti? Mamagi per televizorių matys. Bet šitas viskas faina ir smagu. Todėl dabar trumpai apie minusus. Vienas, akivaizdus minusas – 5 valandas stovėti. Nemažai, bet čia man iššūkis menkas. Kitas minusas, ir aš tikiuosi, kad gal tik aš šiuo atžvilgiu unikaliai nesėkmingoje vietoje įsitaisiau, nes tas minusas – garsas. Išeidamas pastebėjau, kad buvo specialiai fanų zonai pastatyti garsiakalbiai. Bet, kaip tyčia, aš buvau tolimiausiame kampe nuo jų. Tai pabandysiu apibūdinti skambesį. Jei pasimtumėte galingą subą, žemų dažnių garsiakalbį, tada pasimtumėt laptopą ir viską nusineštumėt į vonę ir ten užsidarę leistumėt muziką, gautumėte panašų skambesį. Nuo žemų pats vibruoji, daug aido, o jei dainos nežinai, tai vargiai suprasi, ką ten groja, dainuoja ar ką šneka. Tai tikiuosi sėdinčiams kitose vietose skambėjo geriau. Šiaip scenografija, vizualai, pats šou puikus. Smagu vienoje vietoje pamatyti tiek daug puikių atlikėjų.
kaip Sylvester Belt, Pijus Opera, Justinas Jarutis, Kamilė Gudmonaitė, Rūta Mur ir Alanas Hošnau, Jevgenija Retko, Giedrė, Džazų, Giovanni, Monika Liu, Rokas Jan ir Vaidas Baumila ir dar daug kitų. Nuostabiai išpildyti pasirodymai. Man dar labai patiko stebėti, kaip scenos darbuotojai ir operatoriai už kadro skuba, triūsia ir ruošia sceną. Šaunuoliai. Dabar trumpas pranešimas. Kovo 7 dieną, penktadienį, Kauno kameriniame teatre ateikite į Poš improvizacijų šou. Aš irgi padainuosiu. O balandžio 5 dieną Poš pasirodys Klaipėdoje. Klaipėdos dramos teatre kamerinėje salėje. Bilietus įsigykite Bilietai LT. Daugiau info žemiau. Sveikinimai apdovanotiems ir nominuotiems. Apie Mamą 24 tiek. Prenumeruokit, laikinkit, dalinkitės, komentuokit ir iki susimatymo.